skirta tiems, kurie turi savo kabinetą, dirba jau daug metų toje įmonėje ir tikrai mato, kad jame liks ir dar ne vienus ir ne kelis metus, o galbūt net ir visą savo likusį gyvenimą. Tai noriu pasakyti, kad kabinetas ne tavo, bet jame esantis kūnas yra tavo. Ir nereikia būti įmonės savininku, kad galėtum rūpintis savo erdve. Nes tu jau daugelis metų ir dar numatai būtent sėdėti tame kabinete. Tu kvėpuoji tuo oru, tu lietiesi su stalais, tomis kėdėmis ir tais žvilgsniais, kurie įeina į tavo kabinetą. Ir jeigu nesirūpini erdvės energetika, tai tuomet kasdien grįžti namo su svetimais svoriais. Nes tu prisiemi ne tik darbus, bet ir neigiamas kitų žmonių įneštas vibracijas. Kartais kolegos pyksta, o būtent tau spaudžia krūtinę. Galbūt kažkas pavydi, o būtent tau tada ima sektis prasčiau. Galbūt net kažkas ir verkia, o jau tu pats nebežinai, kodėl tau liūdna. Tu turi teisę į švarą ir atsakomybę prieš save. Net jei tai tik stalas, kėdė ar kambarys, kabineto kambarys. Visų pirma, tai yra tavo buvimo vieta, kurioje tu praleidi, sakykime, pusę savo gyvenimo. Ir tavo kūnas reaguoja. Tavo energetikoje viskas kaupiasi. Ir tavo mintis kartais išsikraipo dėl aplinkos suteiktų sunkumų, tą, ką tu patiri kasdienybėje. Išsivalyti energetiškai savo kampą yra būtina. Ir jeigu tu to nedarai, tai su viskuo, ką tu patiri tame kabinete kasdien, ar tai bus telefoninis skambutis, ar tai bus žmogus atėjęs į kabinetą, ar tai bus tavo pačio žmogaus mintis, viskas sklando ore ir nesvarbu, kad tu kitą dieną ateini kupinas jėgų, bet tu ateini į tą energiją neišvalytą. Tai tau atėjus kupinai energijos ar kupinam energijos truks 10-15 minučių. Ir tu vėl pasijusi, kad aš juk atėjau kupinas jėgų. Kur jos? Aš tiesiog, kaip sakant, įsiveržiau į darbo kabinetą. Kur ta energija, kur tos jėgos, kur tas, su kuo aš atėjau? Tai nesvarbu, ar tu vadovas ar darbuotojas, tu esi visų pirma savo gyvenimo vadovas. Ir tavo kabinetas tai yra tavo mikro visata. Jei nori sveikatos, aiškių minčių, lengvumo, tu privalai valyti ją. Net jei įmonė yra ne tavo. Atminti turi vieną, kad tu tai yra tavo. Ir viskas priklauso nuo tavęs. Visada tavęs laukiu ir noriu padėti